Sveiki visi, mėly subscriberiai. Senai nematytas, matytas. Paskutinį video pažiūrėkit iš pasaulio čempionato. Labai fainas, smagus video. Su daug didelės žuvies, aplamai su daug žuvies, su gera emocija. O šiandien emocija irgi bus nebloga, nes pavasaris ir išlėkiau pagaudyti savo turbūt vienos iš mylimiausių žuvų. Neslėpkim, auginu aš jos akvariume. Ir karts nuo karto pavasarį pirmas žūklės nuvarau pagaudyti tų nedidukių žuvų, bet kodėl man jos taip patinka, jei pagausim, papasakosiu iš eigos. O dabar, kol turiu jūsų dėmesį, norėčiau paprašyti, žinau, kad yra tikrai kilnesnių tikslų, bet jau balandžio mėnuo ir jeigu niekam dar nepaskyrėte pajamų mokesčio 1,2%, tai galite paskirti man į mano sportinės žūklės klubą Šprotas Trakų. Tai jeigu niekam nedavė ir neturit kam nesugalvojat ir patinka mano žūklės, tai rekomenduoju paremti, mes tikrai sąžiningai pražvėjosim. Ir visiems tiem palieku aprašę kodas 303197367 Trakų sportinės žūklės klubo Šprotas. Šitą procedūrą dabar reikia daryti kasmet, tai labai iš tikrųjų užknisa, mažai surenkam, anksčiau būdavo lapus padalinai, darbe, visur mamos, tėvai. O dabar daug kas sako pervesi, nepervesi, tai ten tų procentų stebuklų nėra, bet tikrai daug iš to padarom. Pavyzdžiui, dabar reikėjo pasimest ant pasaulio čempo, užsimetėm, ką iš savų reikėjo duoti, iš klubo paėmėm, varžybų organizuojam, šiaip startinius susimokam, jaukus, ir taip toliau. Tai žodžiu, jei negaila, jei nesunku, tikrai būsiu dėkingas, o kas perves, lapkričio mėnesį gausit laiškelį nuo VMI, kad jūs paskyrė tokią sumą, tai padarykit screenshotą, siūskit tiesiai man arba į inkiliuką ir aš jums atsiųsiu tikrai gerų dovanų visiems. Po balaiką, po avižą, sargelį ir žodžiu visą komplektą atsiųsiu jums dovanų už tai, kad paskyrėt. O dabar užsišnekėjau, varom pagausim piktą juodą žuvį. 3, 2, 1, pirmas. Ir dar neblogas. Pirmas ir dar neblogas. Ką, chebrytė? Mano žuvis? O ir jo zaraza. Kėskis. Baisiai ir jo. Turi dantelių šitie žvėris. Gerai būt, kad sliekus man paliktai. Aha, paliko. Gražuoliai, mano tema, baisiai. Aviža, ką galiu pasakyti apie avižą? Reikia tvirtų kablių, nes jeigu kablys netvirtas ir įvarysit kokį karosą ar lyną, bus šikna. Kažkada man Gediminas padovanojo per kažkurį čempą cironkinių saują. Tai aš jas taupau, Arimanto cironkos legendinės avižėlės ir labai geras kaltinis kablys. Tai va taip, porą, oi kokį karosą matau kilinį. Pažiūrim, pagausim ar ne? Ne, nubaidžiau. Ai gaila, buvo išlindęs karosėlis. Sakiniais viską matai. Va taip, tarp žolių, čia su jokių kitų įrankių nepagaudysi. Tarp žolių, tas lėkiuką įtrenki, su tuo sargeliu truputį patabaluoji. O, turim, nukrito. Sakau, čia šiandien tokia bala, kad, nebus didelių. Visi va tokie. Bet atėjau gerai praleisti laiką. Velykos. Buvau pas mamką skaniai pavalgyti ir namo važiuojant galvoju, užšoksiu. Atiduok, kur tu čia man taip burnytės, tai geras. Basai, lietuviški basai. Pagavau žulkį, įkabinau avižą. Gerai, kad su britkelnėm.
O, geras. O, geras. Ir nieka neatsibosta, visi sako, kaip tau tie šūdai neatsibosta gaudyti. Nu kaip gali atsibosta, kai tu matai kibimą. Kiekvienas kibimas emocija. Visada viena žuvimi daugiau. Nuleidi, matai, kaip ateina, pajudini, kada reikia. Paprovokuoji. Tuoj apžels ir nebekips jie. Tai va dabar pats laikas ar jų pagaudė. Sakau, gal kada nuvarysiu tą, o, dar vienas. Čiupo nepaėmė, ateik čia. Įrandi taškelį, kai skėriųjų tenai, vat kažkodėl laikos, ar jie neršti jau pasibūrė. Pas mane akvariume tai neršiai metu 6 kartus. Įdomiai, kaip starkiai lizdą saugo. Vedina su pelekais, žiauriai įdomi žuvis. Reiks kada, kai nebus, kad reikia padaryti video iš akvariumo, vis žadu niekaip nepadarau. Ten irgi tokių veiksmų vyksta, kaip maitinas. Visą žiemą čėriau filė, tiesiog lydekų pagavau ir lydekos filė. Šėriau, tai gerai akvariumo švarus, nei kakų, nei nieko. O dabar va jau praeitą kartą prigaudžiau, mažų ratoniukų nuvežiau į kompaniją, tai suėdė per vieną dieną visus kiek buvo. Kas telpa į burną ir kiek žuvė pas mane ratanų akvariume, tai visi žuvo, nes didelį kąsnį rijo ir tiesiog paspringsta. Kas per padaras, tai va, turim, nuėjo. Dar buvo vienas iššokęs. Šūdbalių tokių, srutbalių ir šūdbalių žuvis, o, nuėdė. Pabandom ant tuščios avižos, jums ar ne? Turėtų imt, buvo akvariume, pirštą kanda, kada jas neturi ką. Nu va, žiūrėkit. Kiek čia 2 taškeliai įbridom. Dar karusėlis papuolė, bet neužfilmavau mažiukas. Kurtas, va. Mažylis įvarė. Paleisimės jį po to. Prašau, kokį nukrito dar disietka. Ir pagavau gal 20. O laiko pragaudžiau gal 20 minučių. Į minutę po kibimą. Nu, fantastinė žuklė, ne? Veiksmas vyksta. Toliau. Veiksmas vyksta toliau. Ir slekai dar liko. Pakartot. Kodėl jie neauga čionai? Neįsivaizduoju. Viena hipotezė, kad labai maisto trūksta. Nes kitoj baloj, kur didelius gaudau, labai daug saulažuvės ir karosų. Tai tenai visai kiti reikalai. Mano dėdė, nemeluoju, pagavo 700 gramų. Aš tokią dar nepagavęs. Mano didžiausias 0,5 kilo pagautas. O. Čia tokių nebus. Dar vienas velykinis. Gaila, jūs to vaizdo nematot. Aš čia visokių minčių turėjau. Kamerą bandžiau sukti ant koto, kad iš viršaus pafilmuoti tą patį, kaip ateina, kaip jis slunkius uosto, kaip jis atakuoja gražiai. Bet niekaip, per plonas kotas labai baisu nuskandint kamerytę. Tai gal apseisit be kibimo. Va, dar vienas. Bėgsim iš čia, iš vis mažėja. Didelius nurinkom. Matot, kokiu tempu renkas. Oi, čia geras, mano Antonėliui bus kepsnelis. Cvakt.
vienu kasniu. Ko dabar laukiu? Šamų laukiu, bet dar su šamais reikia truputį vanduo, dar 7 laipsniai. O dideliem rotanam, pats kibimas būna 11, 14. Tai truputį dar laukiu. Kinto debesį turiu, tai šiemet bus įspūdingas sezonėlis. Turiu Arnoldas kvokus pagamino bombinius. Šiandien kaip tik Trakuose ant tiltelio pramušiau. Tai labai laukiu to naujo kvoko ir labai laukiu šamų sezono. Pernai taip mane nukabino, kad nieko daugiau ir negaudžiau. Tai šiemet laukiu, truputį spiningų pagaudysim, o po to kvokikų kliurk. Va tai va įmetė, kiek čia praėjo, 20 sekundžių daugiau. O geras buvo, ajajai. Ir jeigu kibimo nėra, tai reikia kišti kitą akį. Jeigu jis vietų yra, sureaguoja greitai. Jeigu jam reikia plaukti metrą, rotanas neplauks. Ant tiek jis lunkius yra, jis metro, kad ir kaip nori jas, neplauks. Tiesiog, va tokia va žuvis, akvariume tas pats. Kai alkani, tai dar daro, kai paėdė, tupi jam atnešk po nosim tokie tinginiai. Čia buvo gražesnis toksai, kaip gražesnis? Čia tai va negražesnis. Sprendinukas ten toks geras jau buvo, koks 70 gramų. Dar visur tu čia man kliūni. Burna kieta ir žiemą labai sunkiai prasikerta, daug nukrenta, nes žioplys užpyniau dar. Burna, kai nežinau, kas kietumo. Visi žiūri aplinkui, galvoja, ką tas durnelis čia daro. Srutų baloj. Eik čia. Čia kaip šitoj balai jau geras. Ištysęs patelka, berniukai apvalus ir tokie raštas smargesnis. Jeigu yra patelė, būna iš karto ir bernelis toj pačioj vietoj. Pažiūrėsim. Yra kažkas, va. Jūs matot, ką sakiau. Bernas tamsus, apvalus ir gumbiukas. Nuėmėm damą, nuėmėm ir porą. Už rastelio jie ten špilį-vylį darė. Jau šitoj baloj, manau, kad tik elektrą išmušt, neišnaikinsi niekai. Milijonas šių mažų. Be skaičius. O, dar vienas. Trečias brolis. Balonė meškerė, šonis sargelis, tas sargas. Tokią funkciją atlieka, tik kad taip plevesuojant paduoti. Realiai būtų galima gaudyti, aš įsivaizduoju, ir be sargo. Kada jau nematai. Anksčiau gaudavau su sargu, bet anksčiau kažkaip niekad akinių nenaudojau. Ir kai Arnoldas man užrodė tos akinius, geltonus, tai matai viską, nežinau, ten kiek nori po vandeniu, ypač jie skirti apniukusiam orui, tamsiam, va tokiam, va, kai dabar, kai saulės nėra. Tai pradėjau gaudyti dar kitą meilę, o ryja, pririjo. O iš taškelio, matėt, 4. Per kiek laiko? Per 2 minutės 4 jomai. Ką jūs gaudot? Džiubrių irgi laukiu. Jau pagauna vieną kitą. O dar laukiu. Plūdukės laukiu. Žiauriai laukiu plūdukės. Šitą savaitę tokia šalta. Bet kitą jau atšyla.
Bandysim jaulyną, bandysim karosą. Savo žuvį gaudyti. Atsisėst vakarą, dabar iš ryto nėra ko varyt, ant vakaro vanduo prašyla. Užsišert sau ramiai, aliuko. O Jėzu, kaip aš laukiu. Nu. O, prašau, koksai. Praugęs. Prašau, koksai praugęs bernas. Nu. Iš juodos skylės juoda žuvis. Ap. Žiūrim, bus dar vienas ar nebus. Bus, yra. Yra. Dar vienas. Žiemą šią nepagaudžiau. Bandžiau, man atrodo, pradžioje žiemos. Kas tose balose labai greit pradeda trūkt deguonės ir tiesiog jie nesimaitina. Užmiega. O, gerai paėmė. O. Taškelį. Svarbu rasti taškelį. Tai visada, jeigu pagauni jų ant pirmo ledo, va, jeigu užšala, jeigu tik pašala ilgiau, ten savaitėlę praeina antrą, viskas. Užmiega jie, nes aš kiek jau žiemą pravaręs pragaudęs, tai mano subjektyvia nuomonė taip ir yra. Kad šūdbalėse deguonės nėra, jie atsvakt ir iki pavasario įsijungia. O, geras ateina. O, geras. Gal didžiausias šios dienos, ja. Matot, kai maisto trūksta, kokie kūdį. Kudučiai, labai negražus. Anoj baloj, kaip sakiau, kur saulažuvių, tai tokie pagautai. Tai kur tau būtų storulis, kokie 200 gramų. O čia, va, ilgas ir kūdas. Sliekai į pabaigą. Ir žvejyba į pabaigą, mano emocijos jau užteko, 50 galvų tikrai pagavau. Kuo daugiau norėt bus galima varyti, toliau kiaušinių valgyti. 3, 2, 1, valgo! 3, 2, 1. Nu. Žiokis. Žolėsos atpuvę labai maišus, va. Nebūtų žolių, būtų visai baika. Dabar ir taip nėra kur įkišt, ir dar tų žolių prinešta. Karosas. Karosas, chebra, bonusas. Kaip jį išimt? O kaip jį išimt dabar? Nu. Pažiūrėkit, koksai blynelis.
Nu. Bomba. Tik dabar reikia išbristi iš tos bombos. Ai džiaugiuosi, čiap. Ir dar rataniukų ten saują pagavau. Nu va, 2 karasėliai. Tai dar saujelę. Jau atrodo namo varys, jau viskas užtenka. Kur, tau dabar įvariau karos antrą reikia, nu, brolio. Ai, gražu. Tik kad vietą apšikau, mačiau, ten ne vienas buvo ant saulutės. Gal kokie 3. Teliuškavos nuleidį, jaučia jie savo šonę liniją baisiai. Nuleidau, cvakt. Kaba. Oi, gražiai adrenalino. Ko ne gera žvejyba? Gera žvejyba, pasaka. Velykinė žvejyba. Dar kelias žuvelės. Ir varom. Namučio. Kaip patiko tas burbulas, ja. Čmaukšti. Rataniščios arti kranto. Toli nėra. Net per ilgą meškerėlį gal suskleis vieną dalį. Nu, dar vienas. Nukrito. Negerai. Geras, sakiau, kad geras. Atrodė geras, nes labai juodas. Pirmą kartą nepaėmė. Nu, bus dar vienas. Perspektyvi tokia vieta. Yra. Va. Berniukas ir tradiciškai mergytė. Dar turiu vieną, kur labai legendą gražią papasakojo vienas. Reiks važiuoti patikrint. Viena dar bala. Jeigu kam negailat ir žinot, kur yra tikrai didelių gražių, galit parašyti. Bet manęs kur neklauskit. Ne, šitą balą tai negaila, galit varyti, visi atpažino. Manau, po šito video. Čia mažiukai negaila. O ten, kur dideli gaila. Ne, šiaip nemėgstu. Ne to, kad nemėgstu, bet labai daug klausia visi. Nesakau niekam ir draugam padariau, kad vietų nieko nesakau. Jeigu su manim važiuoja, tai nusivežu. O taip niekam, kur pagavai, linų, karosų, karšių. Niekam nesakau ir tada labai ramiai gyvenu. Nes pradėti vienam sakyti, kitam nesakyti, tai vėl nesąmonė. O žmonių klausia šimtais. Tai labai gera politika, nieko. Nu ką, nebėra. Sunku tą balonkę taip laikyti ant rankos, skietus, davai dar tą kitą patikrinam, nėra greito. Varom dar į vieną kampuką ir baigdinėsim šitą. Fantastiška, kaip visada, žvejyba.
Matė, iš dangaus krenta. Visiems, aišku, įdomu, ką pagavom. Tai pagavom be skaičiaus. Vienas gražus arbūzėlis. Šitą paleisim, dar kažkur mažiukas, va. 2 karosėliai papuolė, o tų velnių be skaičiaus. Kiek tik tais nori. Nu, didelių nebuvo, va, turbūt didžiausia, bet 50 gramų, labai kūdį, matot? Na, kokie kūdučiai, labai forma negraži. Mano akvariume, matėt Facebook'e kokie, o ten tai forma. O čia tai tokie nususę. Patinai 2. Jodi, pažiūrėkit, koks margumynas. Šitą va patelka kūda. O, koks patinas gražus. Pažiūrėkit, koks juodas, margas. Velykiniai margučiai. Paskutinis hibridė. Matėt tų vaizdų, matėt mažų žuvų. Šiemet ratanų žuklės nežinau ar bus dar. Pritemo šūdinė akiniai, savo gerų neturiu, nu nebematau, viskas į sargelį žiūriu. O į sargelį žiūrėt labai neįdomu. Kai nematai, kaip išlenda jie, kaip pikti kala, nu nebėra tos emocijos. Tai tikiuosi patiko toks tūpas video. Ir kitas bus tikrai su jau normalia žuve, gal net dideliu ratanu.